place and gold medalist, Lithuania. Jausmas geras, labai svajojom apie šitą laimėjimą. Buvo sunku iš tikrųjų, bet tikrai džiaugiamės, kad viskas baigta ir kad viskas baigėsi gerai. Kai būdavo praeitos universiados su dideliu pavydu, žiūrėdavau lengvaatlečius laimint ir panašiai. Ir tiesiog buvo gaila, kad mūsų sporto šakos nebuvo įtraukta. O iš tikrųjų, kai sužinojom, kad ir Kamas įtrauktas į 13 metų universiadą, labai apsidžiaugėm. Manau, ši pergalė mums svarbi yra kaip komanda, nes visgi irkluoti kartu pradėjome tik šiais metais ir tai mūsų antra pergalė. Visgi kažką reiškia. Kas laukia dabar? Kokie poilsis, kiti startai pirmiausia? Iš tikrųjų, poilsio neturėsim praktiškai. Grįžtame antradienį namo, o trečiadienį vėl įskrendame į kitas varžybas į pasaulio trečiąjį etapą. Taip, kad laukia intensyvi savaitė. Pagrindinis šių metų startas tai būtų rugsėjo pradžioje vykstantis pasaulio čempionatas. Kokios svajonės, kokie tikslai tam čempionatui? Pirmiausia, finalas. Aišku, tikimės ko geriausio, arba tam dirbam, o kaip bus, kaip pasiruošim, tai labai sunku pasakyti.